Tikrai malonu matyti, kad šitas renginys, ne pirmi metai jau vyksta, pats dar atsimenu, kai studentas buvau, tikrai buvo įdomu visada lankytis. Šiaulių universitete vyksta šiandien didelis renginys, tai kuo šis renginys ypatingas ir trumpai pristatykite jį. Šis renginys vyksta antrą kartą universitete ir šiemet truputėlį praplėtėme jo formatą. Pirmiausia, Šiaulių universitetas ėmėsi ambicingo tikslo organizuoti ir surengti būtent tokią mugę, suvienijant Šiaulių aukštąsias mokyklas, kartu įtraukiant ir profesinio rengimo centrą. Iš tikrųjų, gerokai daugiau turime partnerių, darbdavių, kurie įsitraukia į visą šitą renginį ir siekia to tiesioginio kontakto su jaunu žmogumi, kuris nori, svajoja, gali likti Šiauliuose. Pasiūlėme studentams atėjusiems visiems į šitą karjeros ir kontaktų mugę paskaitas ir tos paskaitos tikrai sulaukė nemažo susidomėjimo. Tai yra puikiai terpė, kur galima tiesiogiai ne su vienu darbdaviu, o su keliais darbdaviais iš karto pasikalbėti, pabendrauti. Na ir kas žino, gal po to pokalbio, kaip sakoma, bus rastas darbas. Yra daug studentų, kurie neturi darbo, jiems labai sunku susirasti jį ir tiesiog atėjus čia yra daug įmonių, daug pasirinkimo ir gali pats studentas apsispręsti įmonę labiau pristatyti save, negu pamačius, kad įmonė ieško CV ten banke kokio darbuotojo, jam lengviau susirasti. Šioje kontaktų mugėje dalyvaujame antrą kartą ir mums labai sekasi. Praėjusioje kontaktų mugėje mes gavome net 10 potencialių kandidatų, kurie dirba mūsų įmonėje iki šiol ir tikimės šį kartą sėkmingesnės dar labiau tos kontaktų mugės. Mums būtina išeiti į viešumą, rodyti, jog esame patraukli įmonė jauniems, geriems, veržliems studentams, kurie nori augti, tobulėti ir siekti savo tikslų. Kadangi studijuoju pagal tikslinį finansavimą, tai konkrečiai ėjau prie savo įmonės, tai Saldos, kalbėjom apie galbūt išankstinę praktiką ir panašius dalykus. Mes labai tampriai bendraujam su Šiaulių universitetu, ypatingai su technologijų fakultetu ir iš jo mes pasimam visus geriausius studentus. Ir tikrai, čia aš rimtai sakau, ir jie pakankamai gerai dirba pas mus. Iš tikrųjų, kaitos visiškai baigusių Šiaulių universitetų neturim. Labai gerai adaptavosi mūsų ir mes labai patenkinti jų kompetencija, jų norų tobulėti, matyt, tai daro įtaką, kaip jie buvo ruošiami. Tai va, iš tikrųjų didelis pliusas universitetui. Patiko, kad iškart įėjus matosi toks žmonių šurmulys, toks tikrai matosi, kad vyksta veiksmas ir yra įdomu, iškart domina pažiūrėti, o kas čia bus, dar taip sudomina. Man tai labai įdomu, nes dar akis neapsipranta, tai nori visur pabūti, po biškį, tai labai smagu čia būti. Iš tikrųjų labai įdomus, nes susipažįsti su gan geromis specialybėmis ir tave supažindama, pavyzdžiui, su kelionėmis arba su įvairiais bankais, su specialybėmis, tai tikrai gan įdomu. Sužinai daugiau, kur kreiptis, iš karto pasako kontaktus, viską, tai tikrai labai naudinga. Labai geras renginys, mums asmeniškai, pavyzdžiui, mums reikia baigiamosios praktikos vietos, galbūt ir darbo vietos ir viskas vienoje vietoje apžiūrėti tikrai labai patogus. Dažniausias klausimas buvo iš tikrųjų, kas esame mes tokie ir ar galėtumėm atlikti praktiką pas jūs. Ir labai nudžiugau nuo šito klausimo, nes pirmiausia, žmogus turi susipažinti su įmonė, kaip mes veikiam, ar panašios mūsų yra vertybės, to žmogus, kuris ateina ir mūsų įmonės pačios vertybės. Ir labai šaunu, kad mūsų jaunoji karta vis tik nori ateiti atlikti praktiką. Tai aišku nauda, didžiulė nauda visiems, aš manau visiems, kas yra pasimetę, šiek tiek nežino, ką dar veiks, arba po studijų kokių pusę metų neturės darbo ir tai manau, kad pastumės kažkur tais. Aš manau labai didelis pliusas studentam, kurie neturi darbo, kad ateina čia ir, pavyzdžiui, jiems pasiūlo ir tikrai surasti darbą vakarinę, bent jau minimaliai dienpinigiam ar už baraką sumokėti. Tai manyčiau, kad tai tikrai yra naudinga patirtis tiek darbdaviui, tiek studentui, nes paskutinis kartas, kada dalyvavau tokio tipo renginyje, tai buvo prieš 6 ar 7 metus, kada tokio tipo karjeros mugė vyko Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakultete. Tuo metu teko atstovauti kitai pusei ir būti dalyviu. Tai tikrai buvo naudinga pabendrauti su darbdaviais,
pažiūrėti, ką jie siūlo, pabandyti pristatyti save ir pateikti kaip potencialų būsimą darbuotoją. Mane stebina tai, iš tikrųjų, kad ateini paprastas studentas prie tikrai didelios įmonės, turinčios gerą vardą ir jie su tavimi tikrai nuoširdžiai šnekasi kaip su žmogumi, kuris jau būtų ką nors pasiekęs, nors mums dar viskas tik prieš akis. Tai tas man labai iš tikrųjų patiko. Labai dažnai mes vieni apie kitus ne viską ir žinome. Tai yra įmonės ir organizacijos nustemba sužinoję, kad mes rengiame vienų ar kitų sričių specialistus. Lygiai taip pat studentai turbūt ne visada randa laiko savo studijų metu pasidomėti tolimesnę savo karjerą ir galbūt jau studijų pradžioje pradėti galvoti, kur rasti savo darbo vietą, kad užtikrinti savo perspektyvas ateityje.